Labas vakaras, Rita, jūsų nesigirdi? Labas, labas, merginos. Nesigirdi, Rita, tavęs. Kodėl aš tik save matau ir Vitaliją Žukienę matau. O Į šoną kur Rita? pavažiuokit, Tamara va, turėtų gerai. atsirasti. Aha, radau. Rita, nesigirdi tavęs. Bet pirmais girdėjus, jinai kažką nuspaudė. Radau. Dabar girdit mane? Jo, Dabar girdisi. Virginija be kameros. aš nežinau, kas čia pasidarė. Junkite Kur ta su kamera? kamerom, visos tokios gražios, su pižamytėm reikia pasirodyti. Virginija, Gabrielė. Matau. Labas vakariukas. Labas vakaras, kaip gera matyti merginas su pižamom. Gerai, aš duosiu kelias minutės, kad mes visos susijungtumėm, taip kad jeigu matot, ko dar nėra, galit parašyti asmeniškai ir ar tiesiog pakviesti dar. Ir aišku, labai smagu, kad jūs su kamerom. Ar turėsim svečių? Labą vakarą. Ar turėsim svečių? Nežinau, pas manęs nieko nėra iš svečių. Kai mes pačios būsim svečiai, vadinasi, Patys šiandien. geriausi svečiai. Labai gerai. Rita, labas, mergaitės, ar įrašysit Zoomą? Žinoma, įrašysim. Tai bus įrašiukas. Labas vakaras. Labas Labas vakaras. vakaras. Rasa. Kas čia pas mus iPhone'as prisijungia, įsijunkit kamerą. Be kameros neleisim dalyvauti. Rita, negąsdink, gal svečiai jungiasi, bijasi jungti. Tai visiems vienodos sąlygos. Svečiai gali prisijungti. Gerai, jungiamės. Matau, dar merginos jungiasi. Va, Jurgitėlė prisijungė, Jovita jungiasi dar viena. Mūsų bus šiandien nemažai. Lele, mergaitės, kaip smagu jūs matyti. Kaip gera, ar ne? Turiu, aš tai su 2 pižamom, nes pas mane šalta. Trumpam rankovėm ir ant viršaus ilgom per rankovėm. Man. O tu Lietuvoje, kad tau šalta? Taip, aš Lietuvoje vis dar. Aš irgi Lietuvoje, bet šilta. Gerai, mergina, žiūrėjau, kas dar čia jungiasi. Jau mūsų nemažai, man dabar svarbiausia, kad būtų visos vedančiosios šitą renginį mūsų. Matau Karoliną, matau Auksę, matau Jurgitą ir Gabrielę, žinoma, matau. Gerai, dar duodam minutę, ne? Ir tada galėsim pradėti daryti rutiną, pradėti dalintis tipsiukais. Ir po to galėsim dalintis pačių įrašų su tomis moterimis, merginomis, kurios negalėjo prisijungti. Man irgi šiandien labai daug iš tikrųjų parašė negaliu, įvairiausi reikalai, greičiausiai ir karšta, greičiausiai ir išvykę, ir atostogauja. Nu, žodžiu, šiandien sulaukiu tokių įvairiausių pasisakymų, kad neprisijungsiu, bet įrašą turėsim, vadinasi, galėsim dalintis. Taip. Puiku. Nu ką, nemažai, 13 merginų, 13 moterų su pižamom. Labai smagiai kažkaip šį kartą mūsų Zoomas, ar ne? Tai ką, pradėsiu, ar ne? Pradedam. Nieko nebelaukiu. Kas prisijungs, tas prisijungs. Dabar tik išsijungiam visos balsus. Gal Rita gali užmatyti visas? Tuoj išsimatysim. Tai tiesiog aš galiu, bet esmė tokia, kad tiesiog vis tiek galėsit pasisakyti, tik tai žinoma, tai sakoma, duokim žodį. Nebarškėsim čia vis tiek labai stipriai. Duokim žodį Tai, tam. kad ką prisidirbau, nežinau, kaip išjungti. Viskas gerai, Tamara. Svarbu nėra televizijos, svarbu nėra pašalinių garsų, dar matau, dar jungiasi. Palaukim dar. Dar jungiasi.
Da, telefonas mano sugriuvo, sudužo. Tai dabar tik su tokiu Vajai. veikia jau viskas. Vajai, Kiek dar vajai. laiko. Na, Vadinasi, laikas naują įsigyti. taip. Tai jau planavau, bet Gerai, merginos. Nu ką, kiek prisijungė, tiek prisijungė. Labai džiaugiuosi, sveika Aušra taip pat. Labai džiaugiuosi iš tikrųjų, jog mes susiorganizavom tokį vakarėlį, neįprastą mūsų Zoomą. Ir iš tikrųjų sugalvojame tai padaryti ir duoti labai daug naudos ir verties, galbūt ir viena kitai, nes tikrai nesame taip kalbėjusios ir dalinusios, kaip kuri ką naudoja. Kitas dalykas, mes duosime labai daug naudos ir vertės toms moteriams ir merginams, kurios negalėjo šiandieną sudalyvauti, bet galės peržiūrėti šį įrašą. Tai iš tikrųjų galiu pasakyti taip, norėjau pradėti nuo to, jog veido priežiūra tai yra meilė savo. Tai yra meilė savo, o ne dar viena pareiga, kad aš turiu kažką tai padaryti, ar ne? Ir mūsų veido oda tai yra mūsų veidrodis. Bet ar mes teisingai ją rūpinamės? Tai va šiandien mūsų Zoomas ir bus apie tai, kaip prižiūrėti savo veido odą, kokie, sakykime, kokie galimi variantai, ką daryti, ko nedaryti, galbūt kažkokie patarimai, ar ne? Taip pat bus mūsų tipsiukai, kuriais merginos pasidalins. Ir pradedam tiesiog dabar nuo Jurgitos. Jurgita, vis dėlto pasidalink, tai kas yra pagrindinis dalykas mūsų veido odos rutinoje? Gerai, Rita, tu dabar pakalbėjai apie meilę savo ir priežiūrą, o aš dabar patikrinsiu ir duosiu užduotį, ar tikrai jūs mylit save. Bet aš žinau, kad visos čia yra tos, kurios labai myli save. Tai žiūrėkit, aš jums duosiu tokią užduotį, jūs kiekviena atsakykit savo. Ar tikrai pas jūs lentynėlė yra būtent tiek priežiūros priemonių, kiek priklauso? Ir dabar savo metukus, vau, Raimonda, savo metus padalinkit iš skaičiaus 5 ir gausite skaičių produktų priežiūros, veido odos priežiūros produktų skaičių, tą, kur turėtų tiksliai būti jūsų rutino, jūsų priežiūro, štai tokie būtent atsirinkti produktai, jūsų mylimukai produktai, kuriuos jūs turėtumėt tiesiog su pasimėgavimu, va, gerai, išsijungiau, naudoti. Tai jau gavot atsakymus visos? Jurgitėlė, nėra tokio skaičiaus, jeigu aš padarysiu. Ja, aš dar šiandien taip ir pagalvoju. Tai čia, Jovita, sudėkit ir kūno, čia sudėkit. Čia, nu čia žodžiu, visas grožis aplamai, visas sueina. Gerai, aš tada dabar, kad mes sutilptume visos į laiką, tai aš tada tęsiu toliau. Kas labai dažnai mes girdim, ane, moterys visos čia mes irgi, oi, trūksta man to grožio, trūksta man ir to rezultato, ir patempimo, ir stangrumo, visko trūksta. Bet iš tikrųjų, ar tikrai viską mes darom? Tai aš noriu pasidalinti su jumis 5 esminiais priežiūros žingsniais. Ant šių būtent 5 žingsnių, va, užsižymino mano rankytė, laikosi sveika, graži, išpuoselėta veido oda. Jeigu kiekviena atlikinės turės tuos žingsnius, problemų nerasta iš tikrųjų. Tik tai galėsit korekcijas pasidaryti. Tai pirmas žingsnis, greitai aš per juos prabėgsiu. Pirmasis žingsnis yra prausimas, ne? Prausti ryte ir vakare. Ir vat noriu pasakyti jums, kaip turėsiu daug visokiausių konsultacijų, žinokit, kada mes prausiam veido, ir mes kartais, ne, būna, kad mes užspaminam, mes nereikia, gal nenusiprausiu, bet kada mes prausiam bent jau 3 kartus iš eilės ryte vakare, mes galim pamatyti akivaizdų rezultatą.
odos priežiūroje mes galim pamatyti akivaizdų rezultatą. Todėl ta švara higiena labai daug ką reiškia. Antrasis žingsnis tai yra esencija arba tonikas, ne? Tai tonikas ir esencija, jie žaidžia trupučiuką skirtingą vaidmenį odos priežiūroje ir esencija, žinoma, jis yra stipresnio, geresnio veikimo, pasisavinimo ir taip toliau, bus apie tai kalbama. Trečiasis žingsnis tai yra drėkinimas. Labai dažnai moterys sako, aš padrėkinu, ten kartais padrėkinu ir gerai man būna, bet pamirštu. Tai vat šitie 3 esminiai žingsniai, bent jau šitie 3 turėtų būti. Prausimas, tonizavimas, drėkinimas. Kas toliau? Labai svarbu odą ir valyti, nepaisant nuo to, kokią mes ją turim. Ar mes ją turim sausą, ar mes ją turim riebę, ją vis tiek reikia valyti pagal poreikį. Pasirenkam valymo priemonės, tai gali būti kaukytė, tai gali būti Jovita rodo gliukolio padukai valymo, ne, visas atstatymas, tikrai taip. Ir 5. žingsnis, ką mes turėtume daryti, vėlgi labai svarbus, tai yra odos pilingavimas. Ir čia reikėtų nepamiršti vėlgi odos tipų, kaip dažnai reikėtų odą pilinguoti, jeigu jinai yra riebesnė, jeigu yra problematinė, vadinasi, pasižiūrėti pagal poreikį ir sezoniškumą. Vėlgi sezoniškumas daug ką lemia, tai 2 kartus į savaitę, jeigu mes turim tokią sudėtingesnę odą. O jeigu jinai yra sausa normali, tikrai užtenka 1 kartą į savaitę. Ir dabar pažiūrėkim, kas vyksta, kodėl daugelis moterų negali turėti tų tokių super rezultatų. Matomų odos priežiūrą, todėl kad jos iš šitų 5 daro tik tai gal kokius 2. Ir kai mes pilinguojam odą, labai dažnai aš visą laiką sakau, jūs įsivaizduokit, kad jūs supurenat žemę ir ją palaistot. Tai lygiai taip pačiai jaučiasi mūsų oda. Todėl viskas, ką mes dedame ant jos, serumus, kremus, viskas taip nuostabiai geriasi į ją ir mes turim visiškai kitą rezultatą. Todėl tai štai šie 5 žingsniai, net kalbu, net šiurpai eina. Turėtų būti kaip tėve mūsų, jeigu mes norime švytėti, kad mus pastebėtų ir kad klaustų, o ką tu naudoji? Super, Jurgita, labai ačiū, labai naudinga. Iš tikrųjų, merginos, įsiminkim 5 pagrindiniai žingsniai, ką reikia daryti, kad turėti švarę, prižiūrėtą, sveiką, skaisčią, jaunatvišką veido odą. Na, o dabar aš pakalbėsiu apie pagrindinį, turbūt patį pirmąjį pagrindinį žingsnį, tai yra prausimas ir valymas. Tai mano rankose iš tikrųjų yra 2 produktai, be kurių aš neįsivaizduoju. Tai yra mano higiena, tai yra kaip tėvė mūsų, kaip sakau, tiek rytas, tiek vakaras, nuprausti savo veido odą. Žinoma, yra 2 priemonės, kurias aš laikau, tai yra makiažo balzamas, tirpiklis. Čia greičiausiai turbūt mano buvo atradimas metų, dabar tik nepamenu, kada atsirado, bet esmė tokia, kad kadangi aš labai mėgstu dažytis ir be tušo tikrai neišeinu, tai man makiažo balzamas yra numeris 1. Čia iš tikrųjų, sakyčiau, kiekvienai moteriai, merginai, kuri naudoja bent jau tušą ir visas kitas priemonės. Tai yra būtina, nes šis balzamas, jis labai lengvai nuvalo, nutirpdo, sakykime, net sunkiausiai nuvalomą makiažą. Ir todėl iš tikrųjų mano pirminis žingsnis yra būtent makiažo balzamas, kuris tiesiog labai švelniai, masažuojant ant veido odos, jis tampa tokiu pieneliu ir labai gražiai tiesiog tirpsta viskas nuo tavo veido odos. Ir jame yra prie šito balzamo jūs gaunate plus servetėlę, kas yra be galo svarbu, nuvalyti su sudrėkinta servetėlė savo veido odą, nebraižant jos, ar ne? Ir tuomet labai svarbus antras žingsnis, tai yra veido prausiklis. Veido prausikliai vėlgi
Monato kompanijoje yra net keli pagal odos tipą, bet vėlgi kodėl yra svarbus prausiklis. Prausiklis tai yra, jis padės dar geriau pašalinti visus nešvarumus ar makiažo likučius užsilikusius, ar ne? Mūsų prausiklis, jis drėkina mūsų veido odą, jis maitina mūsų veidą ir nesausina veido odos. Prausiklio reikia naudoti labai mažą kiekį, kadangi mūsų produkcija yra koncentruota, nežinau ar matosi ar ne, labai mažą kiekį, tiesiog reikia labai švelniai tarp pirštukų įmasažuoti. Aš jau žinoma esu nusiprausiusi, tai prausti tikrai dar kartą neprausiu, bet esmė tokia, kaip viskas vyksta. Ant sudrėkinto veido mes tiesiog pirmoje eilėje pradedame kaklą, ar ne, niekada nepamirškite kaklo srities ir tuomet viskas švelniais judesiukais eina į viršų. Ir tiesiog švelniai masažuojant, švelniai suputoja mūsų prausiklis ir taip mes galime nuprausti veidą, kas yra labai svarbu. Kada jūs nuprausite veidą, naudokite rankšluostėlius. Man labai kažkaip apsišviečia čia viskas, bet naudokite rankšluostėlį ir jį būtinai keiskite. Niekada nenaudokite savo veidui rankšluosčio, kuris yra naudojamas kūnui, kuris yra naudojamas, neduok dieve, kojoms, ar ne. Tai rankšluostuką kiekvieną kartą nuprausus veidą, labai švelniai tiesiog nuspaudžiate vandenuką, nereikia vėlgi trinti, nereikia masažuoti. Ir taip mes turėsime švarę veido odą. O kas toliau? Po prausimo? Kas toliau eina? Toliau eina Karolina. Taip. Tai labas vakaras, aš irgi jau esu nusiprausus, iš tikrųjų ir nusišveitus su šveitikliu veido odą. Tai dabar sekantis žingsnelis yra esencijos, tai yra paruošimas odos. Jo nereikia praleisti, kaip jau Jurgita minėjo, šis žingsnelis yra labai svarbus, todėl kad esencija jinai nuramina, jinai paruošia veido odą, pridrėkina ją, kad nušarmina odą, atkuria odos pH. Tai va, ir visus galim dabar turbūt. Jau dabar galim darytis rutinas, ar ne? O kiek, Karolina, reikia esencijos dėti? Kelių lašelių, tai va, aš mėgstu daugiau, šiaip mano oda labai gerai, greitai sugeria, tai va, šiek tiek į delniukus ir įspaudžiam taip į odą ir, tokia atgaiva, ar ne, merginos jaučiat? Ir nepamirškim kaklo. Dekoltė, taip, dekoltė visur, už ausyčių, kakliukas, tai va, leidžiam susigerti. Tai va, šis žingsnis yra labai svarbus, todėl, kad jisai paruošia veido odą tolimesniems žingsneliams, tai yra serumams ir kremams. Tai va, tai taip, tai aš toliau ir pratęsiu, toliau eina serumukų eilė. Tai aš pristatysiu 2 savo mylimukus, vitamino C serumą, merginos, rodykit savo serumus. 2 serumus pristatysiu, vitaminą C ir bakučiolį. Vitaminą C aš naudoju ryte, nes pati kovoju su pigmentiniam dėmėm ir šis duetukas man tiesiog padėjo išsinaikinti iš tikrųjų pigmentinės. Vasaros metu jų turėjau labai daug, o dabar mano veidas skaistus, čia gal šiek tiek ir lenda, nes aišku vasara, bet ant rudens jos man vėl išnyks, nes aš kasdien naudoju šitos serumukus. Tai va, tai vitamino C serumas, tai gerai, aš jo nenaudosiu, dabar vakare naudosiu bakučiolį. Šiaip naudoju ir dar vieną, bet jį pristatys kolegė, tai aš dabar naudosiu tada bakučiolį savo. Tai bakučiolis ir vitaminas C, šis duetas yra labai veiksmingas prieš pigmentinės dėmes. Bakučiolis jisai atstato, atkuria, suminkština veido odą, stipriai kovoja su pigmentiniam dėmėm ir išlygina veido tonusą, oda tampa skaistesnė, lygesnė, tai tiesiog antisenėjimo priemonė, kurią reiktų jau naudoti nuo 25 metų, jeigu nori turėti skaisčią lygę veido odą ir atitolinti tuos senėjimo požymius, raukšleles, pigmentinės dėmes ir tiesiog turėti tobulą odytę. Tai va, lengvai tapšnuojam, merginos jau ir pasidarė, lengvai tapšnojam ir dekoltė nepamirštam.
Aš noriu dar pridėti, mergaitės, iš tikrųjų bakučiolis labai gerai naikina randus. Va, Pas mane šitą nuo vėjaraupių buvo ant kaktos didžiulis randas, dabar jeigu matosi, aš jo praktiškai nebeturiu. Bet aš bakučiolį naudoju nuo pirmos atsiradimo dienos, tai turbūt kokie 3 metai diena iš dienos. Ir dar kas jam gerai dar pridėti, kad ypač kas turi aknę, nes jisai veikia dar antibakteriškai. Turi savybių ir paaugliam tinka, ypač tie, kurie turi problemišką odą. Taip, Labai, skaido labai. gerai riebalinės sankaupas. Tai Taip. gal dar trumpai apie vitaminą C. Kaip sakau, aš jį naudoju ryte, nes jis iš tikrųjų irgi šviesina, skaistina veido odą. Sudėty yra 15% vitamino C, tai yra didžiausia pasaulyje koncentracija, kuri šis vitaminas C išgautas iš kakadų slyvos Australijoje. Tai, tai veikia irgi kaip apsauga nuo laisvųjų radikalų dieną, šviesina, stangrina, intensyviai, efektyviai kovoja su pigmentiniam dėmėm. O šitas duetas, sakau, ryte ir vakare, šveitiklis ir iš tikrųjų gliukolio servetėlės man ir padėjo išsinaikinti pigmentinės dėmes. Super, Karolina, dėkoju tau, labai naudinga merginos ir visos taip susitepėt. Tai kuri naudojo bakučiolį, kuri naudojo C serumą ar nektarą, parašykite komentarus, kaip ten pas jūs, nes serumai yra be galo daug. Na ką, Virginija, dabar pristatykit jūs, kokį produktą toliau naudojame mūsų rutinoje. Taip, įsijungiau kamerą, mikrofoną. Taip, aš noriu pristatyti mūsų nektarą. Taip pat stipriausias mūsų serumas, ar ne? Ir pats gal ir vienas iš pirmųjų, ar ne, galiu pasakyti. Tai kai mes vadinam, tai yra raukšlių baubas. Jisai stiprina ir elastingą odą padaro ir mažina raukšlėles ir skaistina odą ir padeda gamintis natūraliai kolagenui. Išvalo poras, vitamino C, svarbiausia dar kas yra, kad antioksidanto yra. Ir, kaip aš sakau, rūgščių. Tai iš tikrųjų labai stiprus šitas serumukas. Dabar naudoti jį galima jau, žinokit, nuo 25 metų. Todėl, kad nesvarbu, kad jisai tokiais jau kaip ir vyresnio amžiaus skaitosi, bet dabar dėl ekologijos, dėl gali būti gyvenimo būdo, net ir galima ir anksčiau jį pradėti, tarkim, rūkančios moterys ar ne, kur yra, tai iš tikrųjų galima jį pradėti ir anksčiau naudoti. Labai gerai įsigeria, kas man labai patinka. Ir greitai svarbiausiai. Ir greitai. Ir ką aš noriu dar biškį paminėti, pavyzdžiui, aš kaip ir mano klientės, aš girdžiu iš jų ir jūs turbūt girdėję esat. Čia ir mano pačios buvo tokis pamąstymas, kad aš galvojau, kad jeigu naudoju, pavyzdžiui, serumą, tai man kremo nereikia naudoti. Ir galvojau, kam čia man šitiek daug reikia 10 buteliukų. Nu kam, vieno kremo, nusiprausiau vandeniu veidą, ar ne? Pasitepiau kremų, ten kažkokiu, abelio kokiu, nežinau, visiems tinkančiu, ar ne? Ir einu. O iš tikrųjų mano oda yra labai sausa buvo, pleiskanojo ir net su tokiais skystimais, kaip aš sakau, eidavo. Ir tik tai šita nuosekli rutina man padėjo atstatyti ir veido pH ir mano oda tikrai dabar labai graži. Labai gera girdėti. Tai va, ir nors tiek, nežinau. Dėkoju, Virginija. Iš tikrųjų, serumukai ir kremukai, kuogi skiriasi, tai leisim pasisakyti Gabrieliai. Tai yra dabar galvoju, ne Gabrielė, Aukselė. Mes vos nepamiršome dar vienos labai svarbios veido zonos, veido srities, tai yra paakiai.
Ką iš tikrųjų dažnai moteris, va, kaip ir Virginija minėjo, būna, kad tepa vieną kremuką ir daugiau jau nėra svarbu, ar ne? Tai apie paakių sritį, apie paakių zoną pakalbės Auksė, tai pasidalink, parodykit merginos, ką naudojat paakiams, ką turit, kas ką turi, kas neturi, turėsit kažkada. Tai labas vakaras. Labas vakaras, merginos. Labai malonu, kad susirinkot. Aš pakalbėti labai noriu apie paakių zoną, nes dauguma galvoja, kad paakių zona tai yra čia nieko tokio, galiu naudoti tuos pačius kremus, kuriuos tepuosi ant veido, bet iš tikrųjų ne. Nuo kada rekomenduojama naudoti paakių kremą? Paakių kremą rekomenduojama naudoti nuo 20–25 metų, priklausomai nuo gyvenimo būdo, nuo žalingų įpročių ir aišku nuo pačios veido odos, nes tai vyksta tuo laiku prevencija. Kam reikalinga prevencija? Kad mes drėkintumėm paakių zoną. Nuo 25 iki 30 metų jau atsiranda pirmosios raukšlelės, tad priežiūra yra būtina. O toliau jau virš 30 tai yra, mes jau tiesiog palaikom tą mūsų paakių zoną, kad ji išliktų tokia jaunatviška ar nesusiraukšlėjusi. Kodėl būtina prižiūrėti paakių zoną ir naudoti paakių serumą ar kremą? Atsiminkim, kad mūsų paakių zona yra net nuo 4 iki 5 kartų plonesnė negu visa veido oda. Ką tai pasako? Tai pasako, kad ji daug greičiau išsausėja ir daug greičiau atsiranda raukšlės. Toliau yra daug mažiau riebalinių liaukų, irgi tai lemia mūsų paakių zonos išsausėjimą. Ir plus mūsų paakių zona, moterys ir merginos, išduoda ir mūsų amžių, ir mūsų savijautą. Tai yra, kai ryte atsikeli paburkusiais paakiais ar tamsiais ratilais, mes sakom, tu atrodai pavargusi, tu atrodai išvargusi, tavo veidas, tu net, kai kurie žmonės tau neduoda daugiau metų, nes atrodai iš tikrųjų ne taip. Tai va, ką aš naudoju ir ką siūlau jums, tai yra paakių serumą. Kam reikalingas paakių serumas? Paakių serumas reikalingas tam, kad mes drėkintumėm savo būtent paakių zoną. Užtenka vieno paspaudimo, aš dažniausiai darau po pusę paspaudimo 2 kartus. Tai yra ant pirštų pagalvėlių, tiesiog tarp pirštų ir ką dar noriu labai merginos akcentuoti, paakių kremą ir serumą tepam ant kauliuko. Niekada netepam prie pat akių zonos. Kodėl? Dėl to, kad mes kaip mirksim, mūsų būtent paakių kremas ir serumas nukeliauja į tolesnius sluoksnius. Lygiai taip pat ir ką darom? Nuo nosytės kylam į viršų. Tai yra labai svarbu, nes mes netempiam odos žemyn. Mes norim gražios paakių zonos, norim gražios veido odos, tad va galim nuo nosytės kilti į viršų. Kuo naudingas mūsų šitas serumas? Serume net yra, įsivaizduokit, yra mūsų Rejuvenik aliejuko, kuris maitins, drėkins jūsų būtent paakių zoną. Toliau yra toks nerealus mūsų dalykas, tai yra mūsų nuostabusis bakučiolis. Kodėl sakau nuostabusis? Nes paakių zonai retinolis merginos netinka naudoti, nes galit sulaukti tiesiog atvirkštinio rezultato, tai yra sudirgins jūsų paakių zoną arba tiesiog galit sulaukti net išbėrimų. Toliau jame yra natrio hialuronatas, kuris drėkins jūsų paakių zoną ir karageno ekstraktas lygiai taip pat. Tai va šitas serumas ypač tinka toms merginoms, kurios jau pradeda nuo 20 iki 25 metų kovoti su prevencija. Toliau paakių kremas. Kaip ir sakė merginos, būtina visus serumus uždaryti kremu. Tai mes naudojam paakių serumą, dabar naudojam paakių kremą. Merginos pirštų mes nekišam su būtent atkeliauja ne tą pagaliuką paėmiau, atkeliauja volelis. Volelis yra vienoj pusėje, kitoj pusėje yra pagaliukas. Su pagaliuku pasigabinam labai nedidelį kiekį. Tai yra, žinokit, užteks tikrai, aš jau gal net ir padauginau, pažiūrėkit, ant pirštuko rodau. Tiesiog lygiai taip pat. Kuo ypatingas mūsų paakių kremas? Tai yra, jis šviesins ir skaistins jūsų paakių zoną, ko mes iš tikrųjų moterys ir norim. Mes nenorim atrodyti pavargusios. Taip pat yra mūsų Rejuvenik aliejuko, kuris drėkins ir maitins jūsų paakių zoną. Toliau yra peptidai, kas yra labai svarbu, kad stangrintų paakių zoną. Nes jeigu mes nestangrinsim paakių zonas, atsiras pas mus raukšlelės. Taip, ir aišku, dar augalų kamieninės ląstelės, kurios lygiai taip pat drėkins jūsų veido odą. Ir pagrindinis ingredientas tai yra kofeinas, kurio dar nerasite beveik nei viename kreme. Dėl to, kaip ir sakau, nenaudokit paprasto kremo. Jeigu norit gauti rezultatus, naudokit būtent paakių kremą ir serumą ir tikrai atsikratysit ir paburkimų, ir tamsių ratilų, ir smulkių Mergaitės, raukšlelių. galiu pridėti vieną tipčiuką. Mūsų Jurgita yra seniau sakius, kad kas nesat skūpos, taupios,
Tai šitą kremuką, kadangi jo molekulė yra smulkesnė negu mūsų kremo, ar ne, bet būtent komisai, ar ne, jis skiriasi, nes pakių kremuko yra smulki molekulė ir tos, kurios negailit jo, retsykiais išsitepkit visą veiduką su šito kremu. Žinokit, iš tikrųjų aš tai darau ir efektas yra wow. Nakčiai, būtent nakčiai, tuo kremuku įsitepti visą veiduką labai gerai jį pasisavina, tai čia toks va tipsiukas. Superiškai, ačiū Jovitėlė. Gabrielė, dabar kuogi kremai ir serumai skiriasi ir ką toliau čia užbaigti reikia. Mes jau 10 minučių, bet turim merginos, pažiūrėkit, kaip mes nerealiai daug turim ką pasakyti. Nu, tai galiu pasakyti, tiek daug gerų tipsiukų ir kiek gėrio daug mes čia šiandien prirodėme, ne? Bet iš tikrųjų, rutina turi turėti kiekviena moteris. Rutina yra be galo svarbu. Ir kodėl aš visą laiką sakau, kad būtina atitaikyti rutiną būtent pagal save, nes mes visos esam skirtingos ir kiekviena turime savo rutiną. Mūsų veido oda yra skirtinga, pas ką yra sausesnė, pas ką yra mišri veido oda, pas ką yra riebesnė ar problematiška. Tai Monat būtent turi visas linijas, kuri prižiūri kiekvieną veido odą, ne? Tai mes galime išsirinkti būtent pagal kiekvieną odos tipą, nesvarbu koks odos tipas, mes turime visus kremukus. Taip pat mes turime netgi paauglių liniją, tai yra naujausia linija, kuri yra išleista, tai yra mūsų jaunai kartai, nes iš tikrųjų jaunimas, iš to jaunimo ir susidaro tie visi kompleksai, ne? Negraži veido oda, tai spogeliai, hormonai, taip toliau ir panašiai. Tai mes galime su būtent šią liniją užkirsti kelią tam. Aš daug nesiplėsiu būtent apie kremus, bet ką aš noriu pasakyti, kad viską, ką mes uždėjom ant savo veido odos ir norint, kad tai laikytųsi mūsų veido odoje, mums būtina uždengti viską būtent kremu. Jeigu mes to nepadarysim, žinokit, visos tos veiklios medžiagos, visi tie geri ingredientai ir taip toliau, viskas tiesiog išgaruos į orą. O mes to nenorim daryti. Mes norime palikti viską, kad ten viską darytų, kaip geri darbininkai dirbtų ir veiktų, ne? Tai va, mes skiriame priežiūrą. Mano priežiūra yra sausai bei jautriai veido odai. Toliau eina merginos riebiai bei problematiškai veido odai, ne? Šita linija visiškai neturi aliejų, tai pavyzdžiui, kas ieškote ne aliejinės būtent linijos, tai šita visiškai aliejų neturi. Ir taip pat normaliai bei mišriai veido odai ir paauglių linija. Bet dar ne viskas. Mes taip pat turime dangiškai, karališkai, jau apie šitą kremą tai galėčiau šnekėti valandom, bet man niekas neleidžia šnekėti ilgai. Bet šitą, žinokit, kremas man jau yra kaip narkotikas, dalinuosi, nes taip ir yra. Jeigu aš nepasitepu vakare, žinokit, su šituo kremu, man nesimiega, realiai nesimiega. Bet aš kaip pasitepu su juo, žinokit, tada aš miegu kaip karalienė. Dėl to jis ir vadinasi dangiškasis kremas. Tai yra daug daugiau nei naktinis kremas. Jūs, kai jį užsidedat ir ryte, žinokit, net nesinori plautis veido odos, nes veido oda, jinai antiek yra primaitinta, antiek jinai yra stangri ir tokia kaip tarsi barchatas. Jos tikrai tu ją plauni ir jauti, kokia jinai yra švelni. Tai yra pats nuostabiausias kremas ir moterys, kurios sakot, kad nereikia dieninio ir naktinio kremo, jūs labai klystat, nes mūsų veido oda, žinokit, nemiega, jinai dar stipriau veikia, būtent kaip mes miegam ir dar daugiau išskiria ir aliejų ir dar daugiau dirba mums miegant. Taip, kad naktinis kremas, jisai yra būtinas naktiniai rutinai. Tai va, tai tiek iš manęs ir tiek apie kremus. Ir dar ką noriu pasakyti, Auksė paminėjo, niekada nekiškit pirštų į savo kremus. Kiekvienas kremas ateina su mentelėm, aš turiu specialias dėžutes, tiek pakių kremukui, tiek ir visą laiką uždarytos, visą laiką dezinfekuoju, niekada nekišu pirštų, nes jūs užkrėsite savo kremą ir paskiau tą užkrėstą kremą tepsit ant savo veido odos, tai jūs pagalvokit pačius, kokį rezultatą jūs turėsit. Niekada to nedarykit. Tai aš dabar jau pati pasitepsiu, bet kai tepat, merginos, tepam viską į viršų, keliam į viršų, ne? Viską į viršų, ir kaklą, ir veidą, mes viską keliam į viršų su pirštu, taip, pagalvėlim.
Viską darom gražiai su pirštų pagalvėliau, nes jos yra pačios minkščiausios ir mes tiesiog tuo pačiu atliksime ir vakarinį masažą mūsų veido odai. Mylėkit save ir iš manęs tiek. Ačiū, Gabrieliukai. Iš tikrųjų tiek daug panaudota, tiek daug pasidalinta. Mes labai į laiką stipriai netelpam, bet aš noriu, kad Jurgita pabaigtų vis dėlto. Kas dar yra svarbu, bent jau paminėti tuos pagrindinius produktus, be visos tos rutinos, ką mes padarėme, kas dar labai svarbu. Įsijunk, Jurgitėlė, mikrofoną. Turim dar to laiko, viską mes suspėsim. Taigi, viską labai fainai greitai pasidarėm, galėčiau pasakyti, ir ačiū visoms, viskas buvo taip greitai, fantastiškai. Ir dar noriu pridurti, prie šių 5 žingsnių mes visuomet galime turėti papildomą drėgmę. Auksinę drėgmę, mes galime užsidėti lakštinės kaukes, mes galim drėkinti, mes galime hialurono papildomai įvesti, vat ką ir turim boosteriuką. Ir visus šituos dalykus turėtume, jausdamos savo odą, mes visada galime jai padėti. Dabar dar prieš aptariant mūsų susitikimą, dar noriu labai greitai prabėgti ir duoti tokį tipsiuką. Kada mes naudojame valomąją kaukę, rekomenduoju ir yra taip kosmetologų rekomenduojama nušveisti peelingu. Ir tokią procedūrą yra geriausia daryti vakare, kad kodėl daryti taip dubliuojant? Todėl, kad valomoji kaukė, jinai sutraukia poras, jinai valo, skaistina, sutraukia poras. Ką daro peelingas? Peelingas iškelia, iškelia tuos visus inkštiriukus, kas buvo sutraukta, ne? Visas tas negyvas, tokias visas ląsteles, tuo pačiu vakare tai darant ir padedant odai daug lengviau ir geriau regeneruotis ir eiti turėti geresnį rezultatą. Tai visi šie aspektai, ką mes paminėjom, ką mes sudėliojom, viskas veiks nuostabiai, jeigu jūs jų laikysitės ir mylėsit save. Ačiū, Jurgitėlė. Tai svarbiausias ir pabaigai, kaip sakoma, toks paskutinis lemiamas žodis, tai aišku, meilė sau, bet visa rutina tai yra higiena, visų pirma higiena rūpintis, vėliau visą tai maitinti, drėkinti ir padėti tom veikliosioms medžiagoms veikti, o kai švari veido oda, veikliosios medžiagos veikia labai gerai. Ir nepamiršti papildomų priemonių kaip šveitimo, kaip kaukytės, kaip papildomo drėkinimo. Tai ačiū mielosios, kad buvot. Buvo gera pasidaryti kartu rutiną. Va dar Raimonda rodo ir hialuroną, tai kaip ir sakau, tai yra papildomas priemonės, kurias galime dar labiau paplepinti savo veido odą. Žodžiu, mylėkime, lekinkime, rūpinkimės ir puoselėkime savo jaunystę ir grožį, nes mes esame to vertos, ar ne? Ačiū merginos, pasiplokim savo, superiškai padarytas mūsų vakaro pižamų vakarėlis ir aš tikiu, kad tokių vakarėlių bus daugiau. Tai ačiū, kad buvote ir tikiu, jo gavote daug naudos. Gerą vakarą visams ir iki. Iki. Ačiū.